Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, vedų astrologė. Ir jūs esate mano kanale Vedų astrologija lietuviškai. Šiaip aš nesu mandalinis astrologas, bet Izraelio ataka į Iraną ir tas horoskopas yra antiek išraiškingas, kad aš nesusilaikiau. Tai vienu žodžiu, Izraelis atakavo Iraną birželio 13, penktadienis. Ten kažkur 3:30 buvo Teherano laikų. Ir va štai mes matom tokį horoskopą. Pirmiausiai, tai kylantis ženklas Lagna yra Jautis. Ir čia stovi Saulė. Saulė tai valdžios, valstybės valdžios simbolis. Ir Saulė Jautyje rodo būtent užsispyrimą, tokį konservatyvumą, kur valdžia nenori keisti savo pozicijos, atsisako tų visų kompromisų, netgi jeigu ir spaudimas tenais labai didžiulis yra. Ir dėl šito nejautrumo, šito tokio nesugebėjimo, užsienio jėgos Izraelis taip ir ėmėsi veiksmų. Saulė aspektuoja Saturnas iš 11 namo. Ir tai rodo, tą tokį 11 namas tai yra kolektyvas. Ir kadangi žuvis, tai būtent tarptautinis. Spaudimas iš tų tarptautinių ten, iš ne sąjungininkų, bet iš kitų valstybių. Ir būtent Venera 12 name Avinė ir parodo, kad pagrindinis iššūkis ateina iš užsienio ir kad tai karinio pobūdžio veiksmai. Dabar ketvirtas namas tai būtent valstybės yra vidus, kaip ir jos žemės, ten pastatai. Ir kadangi ketvirtas namas yra liūtas, tai rodo būtent valstybės struktūrą. Ir čia esantis Marsas yra Avino šeimininkas. Atėjo Marsas, kaip sakant, iš 12 namo, iš užsienio ir kalė per ketvirtą namą. Ir kadangi jisai jungiasi dar su Ketu, tai Ketu irgi dar sustiprina tą visą netikėtumą, tą sprogimo, tų visų sprogimų, tą energiją. Marsas aspektuoja 10 namą. 10 namas jisai simbolizuoja, jisai rodo valdžią būtent. Tai taip ir buvo karinė ataka prieš režimo elitą. Elitą taip atrodo. Čianais Ketu aspektuoja Venerą, 7, 8, 9 savo aspektų. Ir tai rodo, kad konflikto šaknys kažkur tai yra susijusios su atominė energetika. Šiaip tai mes tos visus reikšmės imame daugumo vedų astrologijoje, ten visokių senovinių šastrų. Bet šitą reikšmę Venera su Ketu, kad reiškia atominė energija, ten atominės bombas, tai čia jau yra šiuolaikinių astrologų pastebėjimas, nes visi sprogimai ten, pavyzdžiui, kada Indija ten bandė savo tą atominę bombą, Iranas, visada kažkokiais būdais įsijungdavo Ketu su Venera. Po to Japonijos horoskopė, tai ketvirtam name pas juos yra Ketu su Venera. Tai jie ir gavo Hirosimą ir Nagasakį. Mėnulis, kuris rodo mandalinėje astrologijoje, liaudį, vietinius žmonės, jisai 8 name, Šaulyje. Ir jisai, pirmas dalykas, 8 namas rodo kažkokią transformaciją, ten baimės tokias. Kitas dalykas, mėnulis yra Kemadrumo jogoje. Ta prasme, jisai neturi jokio palaikymo. Nei Skorpione, nei Ožiaragėje nėra planetų. Ir už tai tokia, liaudis ten tokia, jinai buvo šoko ištikta, kai prasidėjo ten tas visas tas karas, nes ten kaip ir, tai rodo, kad liaudis tokia, šoko būsenoje sutrikusi, ten tokia pasyvi, neturi jėgų jokių tenais kažkaip tai reaguoti. Bet dar Saturnas savo 10 aspektų aspektuoja Mėnulį. Tai irgi duoda tokio emocinio slėgimo, baimės ten dar papildomai. Taip, bet to ir dar kas Jupiterį su Merkurijumi taip pat aspektuoja. Iš 2 namo aspektuoja Mėnulį. Ir
tai duoda būtent tokią propagandą, tokią racionalią, nu, bandymą tenais propagandos metodais, kaip sakant, ten. Šimtam name yra Rahu, ir kuri aspektuoja vat, Jupiterį su Merkurijumi. Tai būtent tokia propagandos Rahu vandenyje, 10 name, jinai rodo tokį nestabilų, miglotą režimo įvaizdį, taip pat tokį, manipuliaciją, bandymą manipuliuoti labai stipriai. Rahu aspektuoja Jupiterį su Merkurijumi 9. Jupiteris tai yra ideologija, o Merkurijus tai yra, žodis, ta prasme. Ir tai rodo, kad kaip bando valdžia, propagandos, valdžia bando visos tos įvykius kontroliuoti būtent propagandos būdu, nes ten tokios pasakos, kad jau jie ten visą tą Izraelį tenai susprogdino, ten išžudė daugiau tų gyventojų, negu jų ten yra tame Izraelyje. Taip kad išvada, ant kiek šitas horoskopas idealiai rodo visą tai, kas būtent įvyko. Nes ir Saulė, tam pirmam name ta valdžia, kurie niekaip nesutiko ten, niekaip nėjo jokios dėjybės, ten to branduolinio, ten to ginklo. Venera 12, tai būtent praradimai, ir dar avinė, tai Izraelis taip ir kalė per. Nes, principai, Izraelis skaitosi užsienis dėl to, kad, kai pas jūs nėra bendrų sienų, ten virš 1000 kilometrų atstumas tarp jų. Jie jokie ne kaimynai, jeigu būtų kaimynai, tai būtų 3 namas tada. O čia yra 12. Tai Marso šeimininkas, Avino šeimininkas, Marsas į 4, į kalį čionais. Į būtent į tas valdžios struktūras, nes liūtas yra, nes jie nesitaikė vietinius gyventojus, nebombardavo tenais tų gyvenamųjų rajonų, būtent į valdžios struktūras, į tą elitą visą ten iššaudė tenais juos. Paskui Mėnulis toks izoliuotas, toksai liaudis pasimetusi, nes šiaip tai ten liaudis labai, kaip pasakojo, kad jie labai, neapkenčia tos valdžios. Ten tarp ryšio, tarp valdžios ir tarp liaudės, tai ten praktiškai nėra jokio. Liaudis palikta savo, kaip sakant, savieigai, kaip norite, taip ir ten elkitės. Nėra pas jos nei ten tos, kaip pas mūsų civilinės, ten gynyba, arba kaip Izraelyje yra šita, ten kaip užnugario tarnyba, ten, ir jeigu kažkokios tai bombardavimai, kažkas, tai ten iš karto praneša, kad ten užsidarykite savo mamaduose. O Irane tai nieko tokio nėra, ten, kaip sakant, skęstančiųjų gelbėjimas, pačių skęstančiųjų reikalas. Ir kas dar? Ir ta propaganda. Nes irgi pasakoja šitie apžvalgininkai, kad anksčiau kažkaip tai nebuvo pas juos tokios propagandos, tokios žiaurios, tokios, kad ten toksai melas būtų. Bet matomai ta valdžia ant tiek ištiko šokas, ant tiek jie nesitikėjo, nes būtent Rahu tai yra tokia iliuzija. Kažkokia iliuzija buvo, kad ten nieko jiems nebus šitam. Ir kada ištiko toksai šokas, tai pradėjo labai stipriai tą propagandą tenais, sako, ten tokia net juokingai, ten tos klipus ten daro, ten tokius juokingus, kad ten jau juokiasi pasaulis iš jų tos propagandos. Tai tiek,